vardas yra Lisa. Kai mano vyras susirgo vėžiu, jis kamuojamas ligos pragyveno 7 metus ir 2004 m. vasario 22 d. jis mirė. Mūsų vaikams tada buvo 8 ir 10 metų. Šeštadienį, dieną prieš tai, pablogėjus situacijai, paskambinau į hospisą, taip pat vyro broliui bei vyro geriausiam draugui. Ir jie pas mus atvyko. Atvykę medikai apžiūrėjo mano vyrą ir pasakė, jog jis pragyvens gal dar mėnesį. Man buvo baisu bei nemalonu, kad jis kamuosis dėl ligos dar visą mėnesį. Taigi, hospiso medikai išėjo, o vaikai išvyko pas močiutę ir mes keturiese likome namuose. Aš pabučiavau vyrą, palinkėjusi jam ramios nakties ir pati nuėjau miegoti. Tuo metu aš buvau labai religingas žmogus ir prieš miegą pasimeldžiau Dievui bei angelams. Ir kadangi mano vyras nebuvo krikštytas, aš labai baiminausi, jog mano vyras po mirties keliaus į pragarą. Tuo laikotarpiu aš buvau nuolatinėje didžiulėje nervinėje įtampoje. Labai nerimavau bei nuogąstavau, kad aš dėja nieko negaliu pakeisti. Man buvo didžiulis stresas, aš jaučiausi labai išsekusi bei psichologiškai pavargusi. Ta vakarą pagaliau aš užmigau ir tuo metu įvyko kažkas neįtikėtino. Aš tarsi atsidūriau kitoje realybėje. Tai visiškai nebuvo panašu į sapną. Tai, ką aš mačiau, buvo visiškai realu. Daug realiau nei dabar ir svarbiausia, jog aš tai puikiai ir sąmoningai suvokiau. Pamačiau, jog šalia manęs atsirado 2 šviesos būtybės ir jos tiesiog ištraukė mane iš mano kūno. Kartu su jomis aš atsidūriau kažkokioje pačioje nuostabiausioje aplinkoje, kurią tik man teko patirti. Aš atsidūriau neįtikėtinai gražioje aplinkoje, kurioje spalvos buvo tarsi gyvos. Ten buvo auksinės spalvos kelias, vedantis prie kažkokio didelio auksinė sidabrinė spalva tviskančio pastato. Toje vietoje buvo tiek daug įvairių spalvų, kurių nesugebu aprašyti ir man niekada anksčiau neteko jų matyti. Kartu su būtybėmis aš atsidūriau šio pastato viduje, kur girdėjau labai gražią melodiją, trimitus ir dainuojančius balsus. Ir visa tai susiliejo į nuostabiausią harmoniją, kokią tik esu girdėjusi. Ir staiga aš išgirdau, kad nuskambėjo tarsi skelbimas, jog tuoj atvyks ponas Ain. Ir būtent Ain ir buvo mano vyro vardas. Aš labai nustebau ir man pasidarė labai malonu. Ir šioje nenusakomoje, šiltoje, laukiančioje aplinkoje aš jaučiau tik besąlygišką meilę. Šios būtybės mane išvedė tarsi į balkoną ir iš ten pamačiau didžiulę aikštę, į kurią pradėjo plūsti įvairiausios šviesos būtybės. Šios besibūrenčios būtybės girdėjo skelbimą, kad atvyksta mano vyras Ain. Ir šios būtybės buvo labai patenkintos ir su didžiuliu nekantrumu laukė jo atvykimo. Girdėjau, kaip visi kalbėjo, jog Ain jau tuoj greitai atvyks ir pagaliau bus namuose. Tada pamačiau, kad atsivėrė didžiulės durys ir būtybės susirinko prie jų. Ir visos pradėjo džiūgauti, o, jis jau čia, štai, jis jau čia. Ir tuo momentu kažkas pasibeldė į mano kambario duris ir aš pajutau, jog milžinišku greičiu skrendu ir krentu atgal į savo kūną. Aš atsidūriau savo kūne ir nepamačiau savo vyro praeinančio pro tas duris. Nuo beldimo į mano kambario duris aš pašokau iš lovos, atidariau duris ir tai buvo mano vyro brolis, atėjęs man pranešti, jog mano vyras mirė.
Aš buvau labai šokiruota ir tuo pačiu metu labai laiminga dėl to, ką aš pamačiau būdama anapus. Tačiau taip pat man atrodė, kad tas mano laimės džiaugsmas buvo kažkoks netinkamas jausmas toje situacijoje. Todėl aš nelabai supratau, kaip man elgtis bei kaip susigaudyti savo jausmuose. Nubėgusi į miegamąjį pamačiau jo mirusį kūną. Ir tas kūnas man atrodė tik kaip kažkoks apvalkalas. Iš tikrųjų, tai nebuvo mano vyras. Mano vyras buvo jau anapus. Taigi, kitą rytą vonioje aš džiovinau savo plaukus, galvojau apie savo vaikus ir svarsčiau, kaip jiems pasakyti apie tėčių mirtį. Ir vienu momentu, kai užsimerkiau, aš aiškiai išgirdau savo vyro balsą, sakantį man į ausį: Liza, aš tave labai myliu, čia yra taip gera. Nuo to momento aš dažnai girdžiu savo vyro balsą. Jau praėjo bene 20 metų ir jis iki šiol kalba su manimi. Po to įvykio mano gyvenimas labai pasikeitė. Man sunku viską paaiškinti, tačiau toks įspūdis, kad anksčiau mano gyvenimas buvo juodai baltas, o dabar jis yra spalvotas. Po to atsitikimo aš palikau savo bažnyčią, nes bažnyčia atrodė labai primityvi, palyginus su tuo, ką aš mačiau ten. Aš suvokiau, kad galiu turėti tiesioginį ryšį su Dievu. Ir matau, kad bažnyčios dogmos neturi tiesos. Ir mano vyras nenuėjo į jokį pragarą. Mano vyras atsidūrė besąlygiškoje meilėje, nors jis ir nebuvo krikštytas. Todėl tas įvykis tarsi pažadino mane iš religinio sapno. Ir dabar aš į gyvenimą žiūriu mąstydama blaiviai. Galima sakyti, kad man Dievo apibrėžimas yra tarsi vieningumas arba kaip susijungimas. Ir tai yra jėga, kuri didesnė bei stipresnė už mus. Ir ta jėga yra gryna sąmonė. O aš anksčiau tikėjau, kaip man bažnyčia sakė, jog Dievas yra kažkas sėdintis soste ir teisintis žmonės. Ir turiu pasakyti, kad taip tikrai nėra. Manau, kad ši dogma buvo sukurta žmonių tam, kad jie galėtų tiesiog kontroliuoti kitus. Man yra labai gaila, jog visgi daug žmonių tiki tokiais dalykais. Aš suprantu, kad žmonės gali tikėti, kuo tik jie nori, tačiau aš tikrai daugiau negaliu šito priimti. Aš tą jėgą vadinu Dievu, tačiau aš suvokiu, kad tai nėra nei vyras, nei moteris. Tai yra viskas, kas egzistuoja. Mes visi esame kaip vienas. Aš manau, jog kiekvienas turi mylėti save, nes tokiu būdu visiems būtų gerai, visai žmonijai, nes dauguma žmonių ieško kažko už savęs, už savo ribų. Todėl žmonės ir teisia kitus bei analizuoja kitų klaidas, vietoje to, kad susifokusuotų, susikauptų į save ir susitvarkytų iš pradžių savo viduje, susitvarkytų savo vidinį pasaulį. Daug žmonių mano, kad religijos reikalingos tam, kad būtų kažkokia tvarka žemėje, tačiau tai nėra tiesa. Ir man dabar akivaizdu, jog religijos buvo sukurtos bei išvystytos tam, kad būtų galima kontroliuoti kitus žmonės. Aš pati įsitikinau, kad anoje pusėje yra besąlygiška ir begalinė meilė. Ir toji meilė yra kažkas tokio, ko mes net nesugebame suvokti gyvendami žemėje. Ten nėra jokio teismo ir jokio pasmerkimo. Kai mes įsikūnijame gyvenimui šiame pasaulyje, mes norime tarp kitų dalykų patirti, kas yra nemeilė.
Todėl jei mes pradėsime mylėti save, mes sugrįšime į savo natūralią būseną.